Nu kągi, sveiki gyvi, žiūriu, jau porą žmonių prisijungia, galim startuoti. Darysiu tai, ko niekada nesu anksčiau daręs, tuoj, bet reklamą reikia uždėti būtinai. Darysiu tai, ko niekada anksčiau nesu daręs. Atiduosiu jums labai kokybišką informaciją, Tarp kitko, jeigu kas norėtumėt pakalbėti, aš jums galiu atsiųsti nuorodą, kad išeitumėt ir užduotumėt klausimus gyvai. Tai vat, jeigu norėsite užduoti klausimus gyvai, pasirodyti eteryje, gal taip ir įdomiau, ta mūsų laida būtų, aš atsiųsčiau jums nuorodą, parašykite man į Facebook, atsiųsiu nuorodą ir išeisit į eterį gyvai, užduosit klausimą gyvai, galėsim padiskutuoti, o gal netgi nekilnojamo turto profesionalai kreipsis, reiškiasi, norės padiskutuoti su manim, ar ne? Ok, gerai, dabar apie ką mes kalbėsim? Iš karto kalbėkim apie temas, aš gal netgi ir užrašysiu tas temas ant banerio, kad jums būtų aiškiau, apie ką čia bus kalbama, ar ne? Aš pasidariau tokį sąrašiuką, apie ką dabar mes kalbėsim per tos nemokamus kursus, ar ne? Ir mes kalbėsim per tos nemokamus kursus apie tai, kaip atrasti vertę arba sukurti vertę nekilnojamam turte. Va, gal taip toks trumpiausias būtų kelias. Kaip atrasti vertę arba sukurti vertę nekilnojamam turte. Tai aš, sakykime, karjerą pradėjau ir savo pirmą milijoną uždirbau litais. Ieškodamas vertės, kur galima kažką vertingo atrasti, toks kaip grybautojas buvo, ar ne? Ieškodamas vertės. Bet po to laikui bėgant, matyt, su amžium kažkaip tai nesijauti labai gerai, tik tai ieškodamas, kur atrasti, kur pigiau nupirkti, kur kažką tai gauti. Laikui bėgant pradėti galvoti, kad geriau, daug įdomiau yra suteikti vertę ir gauti grąžą. Dabar aš pažiūrėsiu komentarus, jeigu kas. Rašykit, jeigu kas norit, kad būtų, kad pridėti jūs prie to gyvos transliacijas, kad gyvai, tai rašykite. Laukit, čia, man atrodo, nesu aš dar toks jau labai gudės streameris, čia turėtų, man atrodo, būti komentarai ir klausimai. Parašykit, kas dabar stebėt, parašykite komentarus, kokį labas, pasisveikinkit su manim, ar ne? Kada žinočiau, kad vyksta interakcija, kad čia ne su sienom kalbose, ar ne? Parašykit labas, kažką tai tokio, ar ne? Ir dabar apie ką mes kalbėsim? Aš išduosiu visas paslaptis, pagrinde, kas liečia butus, kas prekyba butais, būtų pirkimus, būtų pardavimus, kaip užsidirbti, kaip investuoti. Visas tas paslaptis aš dalinsiu jums dykais, kadangi Lietuvoje nebeturiu planų dirbti su butais jau ateityje, nebeturiu. Taip, Kęstutis rašo, Vaidas rašo, gerai, aš šią atsidarysiu, tai va, jeigu norit kažką paklausyti, čia man ant ekrano iš karto rodo. Dabar kokios temos, apie ką kalbėsim, aš galiu pavardinti. Reiškiasi, lapelių paslaptis, jau vakar užsiminiau apie lapelių paslaptis. Kas ta lapelių paslaptis, ne? Kas čia per daug paslaptis? Šitų lapelių dėka aš uždirbau labai daug pinigų. Toliau, nekilnojamas turtas gyvai, dykai, nekilnojamas turtas dykai, vakar jau apie tai kalbėjau, galėsim išsiplėsti. Kaip padvigubinti pinigus nekilnojamam turte, vakar apie tai kalbėjau, galėsim irgi dar išsiplėsti. Dabar, kaip pradėti nekilnojamo turtą, sveikas Audriau, sveikas Vaidas, sveikas Thompsonai, atsipalaiduok, reiškia, sveiki visi, Kęstuti, žodžiu. Tai va, kiekvieną trečiadienį jau tokį padarysim tradiciją, rašykit klausimus, rašykit, ką norit konkrečiai, išduosiu visas paslaptis, visas gudrybės, kaip čia taip gavosi, kad aš 25 metų jau buvau milijonierius, dabar man 50 metų, gyvenu Majamyje, sakykime, dauguma žmonių norėtų nors savaitę, 2 savaitės taip pagyventi, aš gyvenu taip jau 10 metų, ar ne? Amerikoje gana brangiai kainuoja gyventi, bet kai dirbi nekilnojamam turte, tai kažkaip tai tas brangiai, ta savoka brangiai labai keičiasi, ar ne? Kaip pavyzdys,
aš niekada nebūčiau pagalvojęs, kad savo sūnaus šachmatų hobį ar šachmatų tam tobulėjimui būčiau išleidęs 70 000, virš 70 000. Niekada nebūčiau pagalvojęs. Kodėl? Todėl, kad atrodo nesveikos sumos, bet Amerikoje tie kainuoja. Kursai, seminarai, tie visi treneriai, turnyrai ir taip toliau tie kainuoja. Ir kadangi Akeras mano sūnus labai greitai augo toj srity, tai ir leidau tos pinigus, kai gali sau leisti, tai ir leidai. Galų gale pinigai yra ne tam, kad juos kaupti, bet tam, kad jos, reiškiasi, kad jie cirkuliuotų. Įsivaizduokit, pinigai yra jūsų gyvenime kaip kraujas. Pinigai yra kaip kraujas. Ir jeigu jūs paimtume dabar, jūsų kraujas, jūsų kūne turi cirkuliuoti. Taip, jeigu jūs paimtumėt kraują ir sustabdytumėt savo kūnę, ar įsivaizduojat, kas nutiktų? Turbūt įsivaizduojat, ar ne? Taip ir pinigai. Jūsų gyvenime turi cirkuliuoti pinigai. Turi judėti, turi protingai, tai reikia tos pinigus naudoti, ar ne? Vaistyti jų. Bet Modestas rašo, labas Dariau, neina prisijungti. Nori prisijungti žmonės. Dabar, jeigu kas norit į eterį prisijungti, tai parašykite, tuoj pažiūrėsiu, kodėl Modestui neina prisijungti. Modestai, jeigu tu girdi, tai prisijungti ir neina, aš turiu atsiųsti nuorodą. Tiesiog stebėti, Modestas, nežinau kodėl, palauk, aš jam galiu nusiųsti, turbūt aš jam galiu nusiųsti nuorodą, ar ne? Ir žinot, ką aš padarysiu, aš tą streamą tada pripininsiu viršui dabar, jeigu leidžia man. Jo, pin the post, pripininu viršui ir kad galėtų visi, kas prisijungs prie profilio, kad galėtų matyti, ar ne? Ir dabar to streamo nuorodą, dabar aš galvoju, to streamo nuorodą turbūt šitaip aš jam nusiųsiu. Ok. Gerai. Kęstutis parašė, kad žinios pas Darių nemokamo turto tema patiko. Kęstučiui patiko, kaip gauti nemokamai nekilnojamo turtą. Tai mes čia netgi galėsim balsuoti ar kažkaip tai, kokią temą pirmiausiai kalbėti, kokie jums būtų įdomiausia, arba rašykit klausimus, kad pagal klausimus aš suprasčiau, koks yra didžiausias poreikis, ar ne? Modestas rašo, dėkui. Sveikatą. Tai lapelių paslaptis. Kaip per tuos lapelius susirinkti kokybiškos informacijos apie butus. Vakar jau paliečiau, galėsim atskirai vieną dieną tik apie tai kalbėti. Reiškia, nekilnojamas turtas dykai. Kaip pasidvigubinti pinigus, perkant kambarį su bendrom virtuvėm. Kaip pirkti ir perparduoti be pinigų. Kaip jums tokia? Kaip pirkti ir perparduoti nekilnojamo turtą be pinigų, tik tai naudojat sutartis, naudojat kontraktus. Arba tų pinigų kartais reikia ten tą avansą įduoti, ten 1000 kitą, bet nekilnojamam turtė tai tikrai yra, ne pinigai, tai yra smulkmena, ten 1000 kitas nekilnojamam turtė yra niekas, nes turtas net patys pigiausi butai kainuoja 10 000, gal ir galima už kelis tūkstančius kažką nupirkti. Toliau, reiškiasi, kaip pirkti, perparduoti be pinigų. Sekantis, dar viena tema pasižymėjęs esu, kad nekilnojamo turto pirkimas ir perpardavimas Jungtinėse Amerikos valstijose. Aš pats esu Floridos viduryje pirkęs sklypus ir jos perpardavęs neišeidamas iš namų. Viskas būdavo tvarkoma prie kompiuterių, bet reikia žinoti, kokios duomenų bazės, reikia žinoti kainą, reikia žinoti rinką, reikia žinoti daug dalykų. Tai vakar aš kalbėjau apie lapelių paslaptį, apie nekilnojamo turtą dykai. Kaip pradėti NT verslą? Žinot ką, aš galbūt šiandien, jeigu niekas nesiūlote, nebalsuojat, nerašot kokią, aš šiandien galbūt pakalbėsiu, kaip pradėti NT verslą pačiam. Tai šiandien gal būtų tema, kaip sėkmingai pradėti nekilnojamo turto verslą pačiam. Uždėsiu banerį ir čia bus mūsų tema šiandien. Reiškiasi,
Kaip pradėti NT verslą pačiam be kapitalo. O, čia geras klausimas, ar ne? Kaip pradėti nekilnojamą NT verslą pačiam be kapitalo, ar ne? Va tai čia bus šiandienos tema. Aš galvoju, kad čia būtų jums įdomiausia. Čia jauniems žmonėms būtų įdomu, čia ir vyresniems žmonėms, kaip čia galima tą nekilnojamo turtą pirkti, perparduoti, kaip galima iš to nekilnojamo turto daryti pinigus, jeigu tu nenori eiti į agentūrą, jeigu tu nenori pas Darių eiti mokytis, jeigu tu nori pats viską pradėti daryti. Nu ir pradedam dabar kalbėti. Tai va, rašykite dabar klausimus, rašykite man klausimus būtent tą temą apie tai, kaip startuoti verslą pačiam. Kaip ir minėjau, čia mano kalendorius, ok. Žiūriu dar kiti žmonės. Reiškiasi, kaip pradėti tą verslą pačiam, ar ne? Kaip pradėti? Atrodo, oi, toks sudėtingas verslas. Tai aš jūs čia padrasinsiu. Tiesa, mano apmokymus jūs gausit ir psichologinio tokio paruošimo gero, ar ne? Padrasinimo, kad pas jūs pasitikėjimas atsirastų ir taip toliau. Nes pagrindė problema, kai pas mane ateina dirbti tie brokeriai, kurie jau seniai svajojo, kurie moka man pinigus už apmokymus, kad aš juos įvešiu. Pagrindinė problema pas juos trūksta pasitikėjimo savim, savo jėgom. Darius rašo, aš dirbu su juo, tikėti verta. Va, Darius susimokėjo 5000 eurų, ar ne? Ir jis gauna žinių, bet jis gauna kitokių žinių. Aš jums atiduosiu dabar žinias, kas liečia butais, kaip su butais prekiauti, kaip po to su to smulkesniu nekilnojamu turtu, kaip pirkti, kaip parduoti. Viską atiduosiu jums dykai. Kodėl? Todėl, kad man nebereikalingos tos žinios. Aš nebeplanuoju Lietuvoje pardavinėti butus, pirkti butus. Nebėra tokių. Mes dabar dirbam su namais, namų brokeriai vadinamės, bet su butais viską jums atiduodu dykai. Tarp kitko, brokeriam, agentam ir agentūrom ta informacija nepatiks. Ypač jeigu ta informacija išplis, ta informacija jiem tikrai nepatiks, kad aš jums ją atiduodu. Nes jie neva paslaptis turi kažkokias, ar ne? O aš parodysiu jums, kad jokių paslapčių nėra. Mes kažkur tai valandą iki 10 aš planuoju pasakoti, bet jeigu bus klausimų, galėsiu ir ilgiau dar pusvalandį užtrukti, ne? Jeigu busit aktyvus, uždavinėsit. Tiesa, prašymas. Dabar visi, kur čia susirinkote, išsiųskit tą informaciją draugam pažįstami, nelaikykit jų užspaustos, nelaikykit. Išsiųskit draugam pažįstami. Čia tegul rašo žmonės klausimus, tegul rašo studentai, tegul rašo pensininkai. Aš atsakysiu klausimus, kaip nuomą pigiai susirasti, kaip nemokamai gyventi bute, nemokamai gyventi tik už komunalinis, ar ne, kaip susirasti tuos butus, kaip išsispręsti vienokias ar kitokias problemas. Visus tos dalykus aš jums duosiu nemokamai. Tai yra labai vertingos žinios. Niekada to nesu daręs, bet o kodėlgi ne? Ar ne? Dabar koks mano tikslas šitų kursų, šitų apmokymų? Mano tikslas šitokių kursų, šitų apmokymų patraukti daugiau dėmesio, patraukti daugiau, reiškia, klientūros ir patraukti daugiau, jeigu jūs turėsit, kas nori parduoti namą, rekomenduokit mums, mes dar sumokėsim jums dalį komisinių. Ar ne? Tai mus domina namai. Bet kas liečia butus, kas liečia kitokias nekilnojamo turto problemas, sprendimus, tai tuos dalykus aš jums atiduosiu dykai. Tai šiandienos tema bus, kaip, reiškiasi, pradėti verslą pačiam. Ir pirmas dalykas, pasižymėsiu aš tokius kelis punktus, sorry, kad iš anksto nepasiruošęs, bet matote, gaunat informaciją dykai, jau turite pakentėti. Pasižymėsiu aš kelis punktus dėl to verslo. Tai pirmas dalykas, kas svarbiausia, nuo pirmo turbūt ir pradėkim, tai būtų tiesiog sprendimas.
sprendimas, drąsa, ar ne? Dabar antras dalykas, aš dabar bandau prisiminti, kai man buvo 21 metai, ką aš ten galvoju. Antras dalykas, aišku, tie visi juridiniai dalykai, ar ne, teisiniai dalykai, įmonės atidarimas ir taip toliau. Dabar šiai dienai viskas yra supaprastinta. Tai sakykime, teisiniai reikalai. Čia daug kas gal šitų dalykų bijo. Teisinė, nieko čia baisaus nėra. Ir aš jūs padrasinsiu, kaip tuos dalykus jūs prakonsultuos notarai, prakonsultuos įstaigos. Nieko jums tai nekainuos. Jums jokių advokatų nereikės, viską gausite nemokamai. Tik tai turite imtis veiksmo. Teisiniai reikalai. Ir po to, reiškiasi, reikėtų apsispręsti specializaciją. Specializacija, va, pakalbėsim, labai svarbu. Ir, aišku, kapitalas yra svarbu, bet aš pamokysiu jūs, kaip be kapitalo jūs galite taip. Kapitalas yra svarbu. Kuo daugiau turėsi kapitalo, jeigu pats neturi, tai nekilnojamam turite be problemų, tau kapitalą paskolins kiti, jeigu tu turi gerą projektą, ne, jeigu tu jau apskaičiavęs, specializacija reikalinga. Jeigu norite individualiai, Vaida rašo, verta paklausyti. Jeigu nori individualiai pats, ar ne, va, Vaida su Darium, jie šeimoje dirba su nekilnojamu turtu, ar ne. Bet šiaip geriau turėti komandą, šiaip turėti specializaciją ir vienas ar komanda. Va šito pakalbėsiu. Ir kaip tuos pinigus didinti, kaip didinti tuos pinigus, kuriuos jūs jau, sakykime, pradedat uždirbti nekilnojamam turte. Kaip padaryti, kad tų pinigų neišleisti, kaip padaryti, kad tie pinigai generuotųsi, augtų, kad didėtų, ar ne? Didinti kapitalą. Ok, startuojam. Kaip pradėti verslą pačiam? Aš tai pasižiūrėsiu, kiek mes to laiko turim, tai nedaugiau 10 minučių, kad užtrukčiau vienam reikalui. Kaip pradėti verslą pačiam, ar ne? Visų pirma, turi būti sprendimas. Aš jau vakar aiškinau, kad aš pradėjau su nekilnojamu, aš neplanavau, aš pradėjau netyčia. Aš tik tai norėjau gerai gyventi, aš norėjau turėti pinigų, ar ne? Todėl jau nuo 15 metų pradėjau visokiais menknikiais prekiauti, po to jau automobiliai, po to dar kažkas, žodžiu. Bet dar 18 ar 19 metų statybose netgi dirbau, stognegiu dirbau Lietuvoje, ar ne? Stabilų tą darbą gavau, nes ten gerai apmokamas, labai rizikingas, labai pavojingas, bet kai netyčia vos neužmušėm mano bendradarbio, jis pats buvo kaltas, neapsižiūrėjęs. Žodžiu, daug netruko būtų mirtis ištikusi tą žmogų, labai pasisekė, nuo mirties jis buvo per porą centimetrų, ar ne? Ir tada ir aš priėmiau sprendimą mesti stognengio profesiją, nesvarbu, kiek gerai apmokama, gyvybė yra brangiau. Ir jisai priėmė sprendimą mesti, ir mes abudu pradėjom dirbti su nekilnojamu turtu. Tai mano istorija, jeigu trumpai, visai netyčia. Viena iš mano ledų pardavėjų pasakė, kad jos kaimynas parduoda butą, aš tą butą nupirkau, jis buvo apleistas, patvarkiau, apmokėjau skolas ir man gavosi, aš nupirkau už pusę kainos tą turtą, ne? Ir va šitai prasidėjo mano nekilnojamo turto karjera. Ir aš toliau pradėjau pirkti neprivatizuotus, apleistus, tiek Klaipėdoje, tiek už Klaipėdos, žodžiu, aš ten duomenų bazės pradėjau. Pagrinde aš buvau tas vadinamas perekupas, ar ne? Teikti paslaugas man nelabai buvo įdomu, ar ne? Mes pirkdom, parduodom nekilnojamą turtą. Bet po to reiškiasi, pradėjau aš teikti tas paslaugas ir atidarėm ofisą ir taip toliau. Tai va, pakalbėsiu toje apie tos teisinius reikalus. Tai pirmoji eilė, ką jūs turite padaryti, turite atrasti drąsos, ar ne? Tiesa, gal kas norite į eterį išeiti ar klausimų užduoti, arba vėliau, gal aš pirmą supasakosiu, o jūs vėliau jau man galėsite užduoti klausimus ir galėsiu aš jūs ištraukti į eterį, ar ne? Tai pirmoji eilė reikia atrasti drąsos. Tai aš jums tos drąsos dabar jau per šitą video įpūsiu.
Nieko nėra sudėtinga tas nekilnojamas turtas, brangiai. Sudėtinga tik yra jūsų galvoje. Jeigu jūs turite prekybinių sugebėjimų, jeigu mačiau, moteris prekiauja visokiais menkniekiais, ar ne? Tarp kitko, dar savo žmoną atsiuntė mokytis ir daryti marketingą nekilnojamo turto. Kodėl? Todėl, kad ne visokiais menkniekiais užsiminėjo marketingu, darė marketingą daug laiko, daug energijos, o pinigų nebuvo ką parodyti, ar ne? Tai ir paprasta logika buvo, eik į nekilnojamo turtą, tai ten gal netgi stambesniais kasniais kokiais uždirbsi, ar ne? Ir dabar Vaida nuo vieno sandario, nuo vieno tik tai pardavimo turi gauti, man atrodo, 2400. Nu, kažką, virš 2000 nuo vieno pardavimo. Ten laiko jinai ten pardavimą sugaišo 30 minučių, ar ne? Gal valandą, nedaugiau, ar ne? Bet jinai daro įdirbį ten klientų duomenų bazės, taip toliau. Tai negalima sakyti, kad ten tos 2400 jinai uždirba per 30 minučių. Bet tas įdirbis, jos padarytas niekur nedingsta, jinai gali greitinti pajamas, tas tankinti, ar ne? Tai yra visiškai skirtingos pajamos, negu pardavinėti ten lūpdažius ar dar kažką, ar kosmetiką. Jeigu jūs užsiimat prekybą, jūs galite prekiauti nekilnojamo turto. Čia va toks mano padrasinimas. Jeigu jūs sugebat užsiimti prekybą, jūs galite prekiauti nekilnojamo turto. Ir nereikia prisisvaigti, kad čia, nekilnojamas turtas kažkas yra didelio, kažkas tai baisaus ir jūs nesugebėsit. Taip, tai yra sudėtingiau negu lūpdažius pardavinėti, bet viskas yra išmokstama. Ar ne? Man patiko vienos šilutiškės bandė pas mane jinai dirbti, tada dar nereikėjo už apmokymus mokėti. Tiesa, dabar jeigu kas norės dirbti mano komandai, bet nenorės individualių apmokymų, ir brokeriai, ir marketingistai, prašom, junkitės visi. Telemarketingistai, marketingistai, junkitės, mes kartą į savaitę netgi jums darysiu tokius apmokymus, jau nemokamai, bet jeigu jūs norėsite aktyviai dirbti ir neturi dabar kapitalo susimokėti už individualią pagalbą, individualius apmokymus, prašom. Mūsų tikslas dabar kuo daugiau namų paimti, ar ne? Kuo daugiau namų paimti, tai aš jūs mokysiu grupėje, mokysiu net nemokamai. O dabar kas nori iš vis be manęs užsiimti savarankiškai, tai perduodu jums žinias ir paslaptis nemokamai. Tai pirmas dalykas, išdrįskite, kad ta prekė taip jinai yra brangesnė 10, 100 kartų ar 1000 kartų negu jūsų prekė, ne? Bet tai yra tokia pat prekė, kaip ir bet kuri kita prekė. Nieko ten kažkokio tokio dieviško nėra tam nekilnojamam turte. Ir reiškiasi, tai va, ką norėjau pasakyti, šilutiškės pavyzdį. Jinai, kai atėjo dirbti, sakau, kodėl tu atėjai, kodėl tu prisijungiai. Sako, žinai, aš sako, visą gyvenimą prekiauju. Tai lūpdažiais, tai puodais, tai dar kažką. Žodžiu, tokia prekybininkė, vis kažkam kažką parduoti. Prekybininkė, jau užgimusi, ne? Ir sako, aš pastebėjau, kad ir kokią prekybą aš užsimčiau, pas mane pilni namai būdavo, jeigu lūpdažiais, pilni namai lūpdažių prikrauto dėžėm. Jeigu puodų, tai pilni namai puodų prikrauto. Sako, ir aš taip atsisėdau, panašiai mąstymas, loginis mąstymas, kaip pas Darių, kad žmona atsiuntė marketinti nekilnojamo turtą, tai panašus mąstymas ir pas ją. O jeigu aš nekilnojamo turtų prekiaučiau, sakau, pilni namai būtų ar namų nebūtų, bet galbūt būtų pilnas stalčius, tokių visokių papkių, į kurias sudėti dokumentai, ar ne? Nuosavybės dokumentai. Galbūt stalčiuose bus daug nuosavybės dokumentų. Ar ne? Logiška mąstyti. Jeigu tu prekiauji šitą prekę, tai visada savo nusipirksi to turto pigiau. 20, 30, 50%, ar netgi, čia išduosiu paslaptį. Nekilnojamo turto. Čia jūs einat į tuos arodus, įskelbį visur žiūrite, ar ne? Ir perkate tą mažmeninę kainą, ar ne? Nekilnojamo turtą brokeriai kartais perka tik tai už 10% tikros kainos. Už kiek galima parduoti, mes mokam kartais, ne kiekvieną dieną, nedažnai. Bet pas mane būdavo kartelė, jeigu aš už 50% nenuperku turto, būtas, bendrabutis, žemės sklypas, kas tai būtų. Jeigu aš negaliu uždirbti dvigubai, man tas objektas būdavo neįdomus. Ar ne?
Dabar jau įdomu ir kiti objektai, ne? Ir kur mažiau galima uždirbti. Bet, sakykime, tada, kai aš pats aktyviai dirbdavau, man neįdomu būdavo objektas, jeigu aš negaliu uždirbti 50%. Reiškia, jeigu aš jau taip su pirmu sandoriu man jau įsifiksavo, kad už pusę kainos nupirkau butą ir visus kitus turiu pirkti už pusę kainos. Ne? Ok. Tai va, ta logika tokia, kad jeigu tu tuom prekiauji, jeigu tu tuom užsiimi, nu tai faktas, kad tu visada nusipirksi turto pigiau. Ar tu batais prekiausi, ar ta, o nekilnojamam turte nusipirkti savo butą, ar namą, ar žemės sklypą pigiau, nu yra faina, žinot kodėl? Todėl, kai pasižiūri, žmonės ima paskolas, ypač jauni žmonės. 30 metų savo kilpa ant kaklo, čiaukšt, užsideda ir paskola. Antiek jau yra užprogramuoti jaunimas ir vyresni, kad be paskolos tavo neįmanoma nusipirkti. Tai aš per šitos apmokymus jūs įtikinsiu, ne visus, bet aš dėsiu pastangas, kad įtikinti jūs, kad jūs galite, tarp kitko, va šiandien fotografas manęs klausė, gal nusipirko vieną butą, reiškia, be paskolos, už savo kešą, susitaupė pinigų, dirbo, taupė ir nusipirko už grinus. Gal dar kažkas dadėjo. Ir jis manęs klausė, ar parduoti, ar aš galvoju įkeisti šitą turtą bankų ir pirkti dar kitą. Reiškia, tai mano patarimas buvo, ne, nu tai geriau, jeigu tu jau susitaupėjai, tai toliau taupykis ir pirk kitą, o šitą užšaldyk, tegu lieka vaikam, tegu lieka anūkam, viskas, užšaldyk, tai yra tavo ilgalaikis turtas. Pradėsi žaisti žaidimus, klausykit, aš toks jau net durnas buvau, atrodo, ar ne? 25 metų būdamas jau milijonierius buvau, 28 metų aš jau buvau bankrotas, viską praradau, nes per daug įsiaudrinau, per daug pradėjau tą žaisti žaidimą su svetimais pinigais ir neįvertinau, kad bus va toks dalykas, kas dabar vyksta rinkoje. Tarp kitko, kas va domisi, jau rimtai ruoškitės. Šiais metais jūs galėsite įeiti į tą rinką ir labai pigiai pirkti nekilnojamą turtą ir po to galėsit su juo pradėti žaisti. Ir kai jau prasidės banga, ten po metų, 2 ar 3, jeigu vėl pradės kilti, jūs jau turėsit patirties, turėsit įdirbę ir jūsų nekilnojamas turtas išsipūs labai stipriai. Jūs galite dabar 3 metus šūdamalti arba galite nekilnojamam turte jau kapeikinėtis po biškutį, bet rinktis patirtį. Gerai, dabar. Tai va, svarbiausia yra sprendimas, brangiai. Svarbiausia nuspręskit ir atraskit drąsos. Nieko čia sudėtingo tam nekilnojamam turte nėra. Ypač kai tu žinai. Žinot, iš kur tas baimės pareina, abejonės. Kai neturi žinių. Kai žinai, ką daryti, kaip daryti, kada daryti, su kuo daryti, už kiek pirksi, už kiek parduosi, kaip čia išspręsti tą problemą, tai tada tu esi drąsus. Bet kol tu nežinai, tada esi bailys, ar ne? Gal palauksiu, gal pastudijuosiu, gal kursus paklausysiu pas Darių, ar ne? Reiškia, va čia jau prasideda problema. Tarp kitko, jeigu kas vis dėlto norit jungtis prie komandos, tai kontaktuokit mane šito telefono numeriu, ar ne? Va, šito telefono numeriu kontaktuokit, kas norit jungtis prie komandos. Bet šito dabar streamo yra tikslas išmokyti, va šito būtent streamo, nebus daugiau temų, bet šito streamo padrąsinti jūs ir išmokyti užsiimti nekilnojamu turtu pačiam. Tai yra geri pinigai. Jūs geriau pasirūpinsit ir savim, ir savo šeima. Kas nors turbūt pakomentuos. Visi nekilnojamo turto nesulysi. Tai ir nereikia, tik tai jūs eikit. Kiti tegul nelenda. Tik tai jūs eikit į nekilnojamo turtą, ar ne? Tai yra brangi prekė. Tai va, žodžiu, pirmoje eilėje reikia priimti sprendimą, kad va, aš noriu užsiimti to ir darysiu viską, ką reikia, kad išmokti, kad reiškiasi išmokti tą, turėkit viziją kažkokią, ką jūs norite, va, visada reikia viziją turėti. Jo, teisingai pasakei, abejonės kelia nepasitikėjimą savim. Tai va, visada reikia turėti vizijas. Yra toks posakis, be vizijos žmonės nyksta. Without a vision people perish. Reiškia, jeigu jūs neturit vizijos, jums bus šakės. Jūs blaškysitės, abejosit ir po to kerta per pasitikėjimą ir taip toliau. Turėkit viziją, ką jūs norit.
Jūs norit namą pastatyti, 10 namų turėti, visada stenkitės tokį didesnį. Turėti 10 apartamentų kažkokių Palangoje ar ką, va čia jūsų gyvenimo tikslas. Ar norit milijoną, ar 10 milijonų, ar 100 milijonų. Aišku, vizija turi būti tokia, gali turėti 20 metų viziją, 10 metų viziją. Ką daryti, jei per daug pasitikėjimo turi, Darius rašo. Pasitikėjimo niekada nebūna per daug. Pasitikėjimo niekada nebūna per daug, bet gali būti feikinis pasitikėjimas, be jokio pagrindo. Reiškia, pasitikė savim, atseit, gali mandrai pakalbėti, o parodyti neturi ko. Tai nežinau, Dariau, kokį čia tų klausimų užduodi. Jeigu tu turi per daug pasitikėjimo savim, tai tu jo tikrai per daug neturi. Tu jo tikrai neturi per daug. Kelk standartus, vadinasi, tavo standartai per maži. Vadinasi, tu jau jautiesi toje aplinkoje antiek jau komfortabiliai, kad tu jau pats šustriausias, pats mandriausias. Kelk standartus, eik su rimtesniais dėdėmis paprekiauk, pakalbėk, ar ne? Po to kelk tai tarptautinius standartus, ar ne? Lip. Tai va, čia turbūt Darius taip tik tai, iš neturėdamas ką veikti, parašė, ne? Pasitikėjimo per daug niekada nebūna. Tai va, sprendimas, drąsa, pirmas punktas. Sakykime, pas jūs dabar atsirado drąsos, atsirado sprendimas jau rimtai užsimti nekilnojamo turto, viskas jau užsimsit, bet nežinot, nuo ko pradėti. Geras klausimas, ar ne? Nuo ko pradėti? Atsakymas mano visada būna pradėti. Visada pradėkite. Pradėkite. Nuo bet ko pradėkite. Ir aš jums duosiu idėjų. O šituose apmokymuose kiekvieną trečiadienį aš jums duosiu idėjų, kaip pradėti, kaip, nuo ko yra Vilniuje, kuris tik bendrabučiais užsiminėja, galima tik sklypais, galime tik sodo namais, galit nuomą užsiminėti. Kom norit, nekilnojamas turtas yra plati savoka, čia galima daug ką veikti. Mes šiuo metu užsiimam tik tai namų, reiškia, padedam pardavėjams parduoti namus. Tik tai tuom užsiimam. Ne? Dabar teisiniai reikalai. Labai lengva yra pradėti tos teisinius dalykus. Įregistruoja individualią veiklą šiai dienai. Seniau reikėdavo įmonę atidaryti, ten šiek tiek užtrukdavo ir taip toliau. Dabar, kad jūs startuotumėt oficialiai, viską tvarkingai, kad startuotumėt su nekilnojamo turtu, jums reikia prisėsti prie kompiuterio ir registruoti per valdžios vartus 683-100. 683-100. Rašo man kažkas. Turbūt irgi nežino, kaip klausyti, ar kažką... Ok. Dabar žiūrėkit, įregistruoti individualią veiklą užtrunka 15 minučių. Nu gerai, pusę valandos. Nu gerai. Rašo man kažkas, norėtų jau dirbti ir parduoti per skrajutes. Ok, gerai, pakalbėsim. Turiu aš tų skrajučių. Nori mergina dirbti. Nori skrajutes dalinti, viskas tvarkoja. Žodžiu, dabar Donata, eik klausyk streamą. Kas čia yra, kodėl žmonės nemato streamo? Ok, žodžiu, atsidaryti individualią veiklą, išsiimti 683-100, man atrodo, jeigu aš neklystu, čia įregistruoti individualią veiklą. Vadinasi, nekilnojamo turto agentūrų veikla. 15 minučių, štai jūs jau profesionalas. Jūs jau turite teisę užsiimti nekilnojamo turtu. Oficialiai, legaliai ir taip toliau. Vat, jeigu norit legaliai, jeigu norit, galit nelegaliai užsiimti. Niekas jums nedraudžia ieškoti pigiai nekilnojamo. Nėra niekam uždrausta pirkti nekilnojamo turto. Tokio draudimo nėra.
ar ne? Po to ten yra visokios gudrybės, reikia tartis, kaip pirkti įmonės vardu, mačiutės, mamytės savo vardu. Čia apie tos dalykus, kai jau kils klausimų, rašykit, apie tos dalykus aš pakalbėsiu jau kitose streamuose, ar ne? Bet kad startuoti oficialiai, legaliai, teikti paslaugas, tarpininkavimo paslaugas žmonėms, ar ne? Kad pirkti, perparduoti iš vis nieko nereikia. Nereikia jokios įmonės, nieko nereikia. Tu tiesiog ateini pirki. Po to, kai kalbėsiu apie tai, kai galima įduoti avansą ir susitart su pardavėju, kad jūs parduosit šitą turtą brangiau ant 5-10 tūkstančių. Pavyzdžiui, jūs domėkitės kainomis, domėkitės, kokios yra kainos, būkit smalsučiai, kas už kiek pardavė. Ir pavyzdžiui, jūsų kaimynas, pažįstamas draugas, kažkam reikia skubiai parduoti. Aš paaiškinsiu kituose streamuose, kaip, reiškia, pasirašyti su to pardavėju sutartį. Duoti avansą arba net neduoti avansą. Galima duoti kokį 1000 eurų avansą ir, reiškia, jisai jau negali kitam parduoti, o jūs pasirašot sutartį, kad nebūtinai jūs patys turite pirkti. Jūs galite patys nupirkti arba galite perleisti šitą objektą trečiai šaliai. Ir staiga jūs užsikeliat 5 ar 10 tūkstančių kainą ir perparduot. Bet aišku, reikia žinoti, kad ta kaina yra tikrai gera. Jeigu jau labai ten matot, kad pigiai ir dar gal remontuką kažkokį reikia ir ten šviečiasi uždirbti 10, 15, 20 tūkstančių, nu tai pasiskolinkit pinigus, jo. Pasiskolinkit iš draugų, iš mamų, iš tečio, užstatykit. Aš automobilį savo užstačiau, kaip pirmą butą nusipirkti. Lombardį užstačiau BMW savo, bet aš nusipirkau butą, perpardaviau dvigubai brangiau. Dar ne? Jeigu verta pirkti, tada perki ir perparduodi. Jeigu neverta pirkti, bet matai, kad ten galima kelis tūkstančius uždirbti, tai arba duodi avansą, arba net neduodi avansą, surašai sutartį be avansą, kad tu gali perleisti, reiškia, tu iš jo ne pats turi pirkti, bet gali perleisti sutarties teisės ir sąlygas trečiai šaliai. Ir po to gali tą kontraktą parduoti trečiai šaliai. Tos visus dalykus mokysiu, aiškinsiu, kad visi žinotumėt. O jūs kleiskit žinę savo draugam, pažįstamėm, jeigu norit. Žodžiu, čia Valentino dienos proga, matot, koks aš geras, meilę skleidžiu, meilę visiems ir duodu kokybišką informaciją. Tai va, kad startuoti įmonę, kad pradėti įmonę nereikia nei ofiso, nereikia nieko, jūs galite dirbti iš namų, įregistruojate individualią veiklą ir jūs esat pats savo šeimininkas, pats savo bosas ir jūs nedirbdamas nei kažkokioje agentūroje, nei pas mane, jūs patys pradedat teikti paslaugas klientam. Viskas. Ar ne? Užmokestį. Toliau, aišku, sutartis. Kokias sutartis jums bus reikalingas? Jums bus reikalinga ta vadinama tarpininkavimo arba atstovavimo sutartis arba paslaugų, reiškia, teikimo sutartis. Kas netingi, tas sutartis vadina visokiais pavadinimais. Ne? Mūsų yra paslaugų teikimo sutartis, nes mes suteikiam paslaugą. Bet jas visai padina ir tarpininkavimo, ir atstovavimo, ir ekskliuzyvinė sutartis. Žodžiu, visokių pavadinimų. Čia tų pavadinimų galima daug prisigalvoti, ar ne? Tai jums bus reikalinga, jeigu norėsite teikti paslaugą už pinigus, jūs turėsite įregistruoti individualią veiklą ir turėti tą tarpininkavimo atstovavimo sutartį. Po to jums bus reikalinga rankpinigių sutartis arba avansinė sutartis. Nu ir dar kartais visokių ten pinigų vekseliai, žodžiu, ten po to, jeigu kas jau kai pradėsit suktis, pamatysit ir nuo kitų agentūrų pakopijuosit ir internete galima rasti, žodžiu, su tom sutartim problemų nėra, ar ne? Pilna jų yra. Tų punktų galima kelių agentūrų pasimti, kai jau pas klientus važiuosit, jums klientai sakys, va, čia pasirašiau su tokia agentūra, čia su tokia, va, jau su 3 agentūrom sutartis pasirašiau, ar ne? Ir jūs galite, ar galiu nuotrauką pasidaryti, ar galiu kopiją pasidaryti nuotrauką, grįžtat namo, išsistudijuojat, išsianalizuojat, kom vienos sutartis geresnė, kita blogesnė ir susisteminat savo sutartį pasidarot, ar ne? Jums nei advokatų, nei teisininkų nereikia, visi tie dalykai bus reikalingi galbūt vėliau. Aišku, jeigu turit kažkokį advokatą, gerai, jeigu neturit, ir velniop, nereikia jo. Aišku, dabar tie visokie įstatymai keičias, tvarkos, taisyklės, tai geriau turėti su ko karts nuo karto. Bet jeigu jūs pradėsite dirbti nekilnojamam turte, savarankiškai netgi,
Nori ar nenori, brangieji, jūs suksitės tuose vandenyse. Jūs jums karts nuo karto reikės pas notarą nuvažiuoti ir jūs gana dažnai. Tai teisme būsite, tai kažkokios pažymos reikės, tai pas notarą, tai būtų iki valdybai. Ir jūs su visai šnekėsite. Iš pradžių galbūt plaukėsit, o po to jau antrą kartą jau suprasit. Trečią dar geriau, ketvirtą dar geriau. Štai ir taip atsiranda patirtis ir taip atsiranda pasitikėjimas. Tai va, jums tik tai startui reikia atrasti drąsos ir reikia suprasti, kad jokio čia baubo nėra. Aš jums duosiu va tokius streamus, duosiu padrąsinimą kiekvieną trečiadienį, tik tai startuokit su nekilnojamu turtu. Viskas čia yra įmanoma, viskas padaroma, nereikia tų baimių, ypač dabartinis jaunimas, kai pasižiūriu, jiem jau didelė tragedija yra, jeigu kažkas neigiamą atsiliepimą parašo, jeigu kažkas nepalaikina jų nuotraukos. Nu visiškas absurdas. Žodžiu, emocinis intelektas yra žemiau slenksčio, o jis neturėtų toks būti. Reiškia, mes visi esam visagalės tos sielos, mes visi gimstam lygus, su tuo pačiu krauju ir taip toliau. Bet matot, kiti turi tų žinių ir užvaldo tos kitus silpnesnius, užvaldo, užprogramuoja juos ir juos išnaudoja. Ar ne? Taip jau pasaulis veikia. Jūs kažkas išnaudoja, arba jūs organizuojat resursus ir, reiškia, sukūrėt pridėtinę vertę, nebūtinai, kad piktybiškai išnaudoti, ar ne? Bet galima gauti naudą, sukuriant komandą, sukuriant kolektyvą, gauti naudą pridėtinę už tai, kad tu organizatorius esi, ar ne? Va, žiūrėkit, aš sėdžiu Miami. Aš nebevažiuoju Lietuvoje nei vieną objektą, nei vieną namą, nei aš ten sutarčių pildau, nei dar kažką. Viskas, ką aš darau, aš organizuoju procesus, mokau ir va šitaip aš uždirbu iš nekilnojamo turto. Mokytojas esu palikęs, ne organizatorius. Ir darau tai gyvendamas Miami. Tai va, teisiniai reikalai neturėtų jūs gąsdinti, nieko ten sudėtingo nėra, viską išmoksit, startuoti su ta dokumentų baze galima per vieną dieną, per vieną vakarą. Toliau, specializacija. Va čia yra svarbus momentas. Dabar trečias punktas – specializacija. Yra svarbus momentas. Kodėl? Todėl, kad barbė šimtadarbė dažniausiai gyvenime nieko nenuveikia. Ar ne? Nuveikia tik tai tie, kurie daro vieną dalyką ir jį daro vis geriau ir geriau ir geriau. Todėl va, mes prieš tai su butais prekiavom, o dabar su butais man nebeįdomu. Aš palieku butą jums, palieku visiems, pamokysim, kaip skelbimus įsidėti, kaip pritraukti tų pirkėjų, kaip pritraukti pardavėjų. Žodžiu, tuos dalykus kiekvieną trečiadienį junkitės, o plus tos video aš talpinsiu į YouTube, į Namų Brokerių YouTube kanalą. Reiškia, video įrašas bus Namų Brokerių YouTube kanale. Taip. Video įrašas bus Namų Brokerių YouTube kanale. Jūs galėsit video įrašą pasižiūrėti, rašau be lietuviškai raidžių, man taip greičiau. Galėsit pasižiūrėti Namų Brokerių YouTube kanale ir šitą aš sukursiu playlistą ir pavadinsim Nemokami NT seminarai. Turbūt kažkas su tokio. Eisit į playlistą, grojaraštį ir galėsit po to pasižiūrėti. Dabar kalbame mes, kaip pradėti verslą be pačiam nekilnojamo turto verslą, pačiam be kapitalo. Ar ne? Siaura specializacija yra svarbu. Nenorėkit būti barbė šimtadarbės ir daryti viską. Jeigu darysit viską, žinokit, nieko nesugebėsit padaryti gerai. Nieko. Pasimkite tam tikrą segmentą. Ir specializuotis galima arba teritoriškai, mūsų teritorija yra dabar visa Lietuva. Bet jūs, pavyzdžiui, jeigu didesniam mieste esate, tai netgi galite specializuotis Vilniuje, Kaune ar Klaipėdoje, netgi galite specializuotis tam tikrą mikrorajone, tik tai mikrorajone, ne? Tai teritoriškai arba pagal turto rūšį. Galite specializuotis namų pardavimu, prabangių namų pardavimu, galite sodybų, lūšnelių visokių, galite žemės sklypų pardavimų specializuotis, galite
būtais, galite specializuotis tik vieno kambario būtai, tik 2 kambarių būtai, galite specializuotis tik bendrabučiai. Vilniuje vienas yra veikėjas, kuris tik su bendrabučiais dirba. Galite specializuotis tik tai, jeigu norite, tik tai su bendrom virtuvėm, pirkti turtą tik tai su bendrom virtuvėm. Ar ne? Su bendra virtuvė. Ir po to daryti keitimus ir šitaip dvigubinti savo pinigus. Aš vakar apie tai kalbėjau ir apie tai dar galėsim atskirą temą padaryti. Ar ne? Siaura specializacija, brangiai, yra sėkmės paslaptis. Barbė šimtadarbė nieko nepadaro. Pasiimi vieną segmentą teritoriškai pagal turto rūšį ir stiprini. Staiga tu pradedi kainą žinoti geriau, staiga tu pradedi žinoti rinką geriau, viską tu pradedi žinoti geriau. Ir staiga tu jau palieki ekspertas. O kai tu palieki ekspertas vienoje ar kitokiai srity, žmonės irgi tai pastebi, žinokit. Ir jau nori su jumis turėti reikalų. Ar ne? Nors šiaip turėkite omeny, agentų reputacija, tas toks žmonių požiūris į brokerius, agentas yra dauguma atveju negatyvus. Ir patys agentai dėl to kalti, bet ir pardavėjai biškutį perlenkia lazdą. Jie galvoja, kad jie patys parduos, jie patys ir taip toliau. Veikėjas išmoko iš tavęs dangaus turtai, agentūra vadinasi. Dangaus turtai. Čia ar verta dirbti su NT? Aišku, kad verta. Fausta rašo, ar verta dirbti su NT per varžytinės? Aišku, kad verta. Ar ne? Mes per varžytinės esame nemažai tokių pigių bet reikia žinoti vėl kainas. Reikia žinoti rinkos kainas, kokie yra pardavimai. Todėl geriau užsimti pardavimais, bet ir stebėti tas varžytinės. Bet matot, kol varžytinės buvo fizinės, fizinėse varžytinėse, aš žinot, kaip padarom? Aš pirmą, jūs dabar rašykit klausimus ir paplatinkit, persiuskit, palaikinkit, pakomentuokit, persiuskit savo draugam, pažįstamėm, tegul žmonės pasiklauso, ar ne? Aš į klausimus atsakysiu gale, dabar užbaigsiu dėl tos siauros specializacijos, ar ne? Pasimkit vieną kažkokią nišą, ar nekilnojamo turto segmentą, arba teritoriškai, arba pagal veikimo zoną. Galima nebūtinai užsimti, aš dabar kalbėsiu pagrindę, kaip pirkti, parduoti, teikti tarpininkavimą, atstovavimo paslaugas, nes tie dalykai yra greičiausiai. Bet galima užsimti statybom, galima užsimti dizainu nekilnojamam turtui. Galima pirkti, jeigu esate dizaineri, galima pirkti, reiškia, apleistą turtą ir padaryti dizainą superinį. Ar ne? Ir ten dvigubai, trigubai galėsite uždirbti iš to nekilnojamo turto. Tai va, tik tai netingėkite įdėti darbo, ypač jeigu kas galite ten su statybom, tai toliau netingėkite įdėti darbo ir žinokit, jūsų pinigai auks nekilnojamo turte, kitaip ir būti negali. Jūs nuperkat pigiau, jūs visų pirma jau žinodami rinką nuperkat pigiau, bet ko neperkat, po to jūs investuojat savo laiką, energiją, kapitalą ir sukuriat pridėtinę vertę ir po to dar jeigu teisingų metų perkat, dar augimo. Tai tas turtas gali būti, jūs nupirksite už 10 000, po kažkiek laiko parduosite už 50. Nieko ypatingo. Jeigu jūs nupirksite už 100 000 ir uždirbsite ten 200-300 000, nieko ypatingo. Nekilnojamam turte tie dalykai vyksta pastoviai. Ar ne? Tai va ta siaura specializacija. Ar ne? Būtinai nuspręskite, kokiam segmente dirbsit. Kokiam segmente dirbsit, su kokia teritorija, tos dalykus. Dabar, vienam dirbti ar komandai? Aš siūlyčiau pradžioje pradėti vienam. Kodėl? Aš pats pradėjau vienas, po to su draugeliu pradėjau tokiu ir ko gero pradžioje, matot, jeigu jūs iš karto pulsit burti komandą, jūs pats dar nieko neišmanot. Tai jūs suvalgykit tą dozę nesėkmių, suvalgykit tą dozę, kai sakykime, kažką nežinot, bet po to sužinot, užsimeskite ryšių, jau ten pažįstami, žodžiu, ten saldainį nunešė, ten gėlių nunešė, ten greičiau, ten geriau ir staiga jūs po biškutį visur turite ryšių.
Staiga jūs turite ten ryšių. Ypač jauni žmonės, jūs turbūt galvojat, kad ryšius turėti, reikia jau turėjote patirties būti super protingu. Ar ne? Man buvo 21, 22, 23, aš visur, kur važinėdavau, pastebėjau įdomų dalyką. Man žmonės norėdavo padėti, įstaigos ir organizacijos man norėdavo padėti, vien dėl to, kad aš jaunas. Jie turbūt vertino, kad jaunuolis pasisveikina, ateina, daro kažką, ne banditauja, o tais laikais dar banditizmo tie laikai buvo, visokie sprogdinimai gatvėse vykdavo ir taip toliau, muštynės su automatais važinėja, buvo tokie neramus laikai 90-ieji. Ir aš nesupratau kodėl, bet man visur žmonės padėdavo, ar ne? Aišku, po to aš dar pradėdavau ten ir saldainių duoti, ir gėlių atnešti, ir pinigų duoti, kad man greičiau kažką padarytų, kad mane ne į eilę statytų, o pirmoje vietoje, kad mano reikalai būtų pirmoje vietoje. Ir galbūt dar ir dėl to žmonės pradėjo man viską greičiau tvarkyti. O aš pastoviai, kai sukdavos, buvo labai aktyvus. Būkit labai aktyvus. Važiuokit, lėkit, susitikit, skambinkit, darykit. Važiuokit, lėkit, susitikit, skambinkit, darykit. Ir jūs pamatysit, kiek jūs daug išmoksit, kiek daug sugeneruosit informacijos ir viskas bus čiki-briki. Ir nereikės skūstis, kad Lietuvoje negalima uždirbti pinigų. Kiti tegul skundžiasi, palikit tuos skundikus, tegul jie skundžiasi, tegul jie verkšlena, kaip yra blogai gyventi, koks gyvenimas negeras, karas, maras, pandemija ar dar kažką. O jūs ramiai, sistemingai kurkite savo gyvenimą, kurkite savo finansus, skaitykit knygas, mokykitės, tobulėkite ir viskas bus ok. Tai siūlyčiau geriau pradėti vienam, o po to pasimti, kai jau gausit pasitikėjimą, jau matysit, kad nebesuspėjat. Tokius smulkus darbai, patys pajausit, smulkus darbai pradeda knisti jums smegenis. Jūs turit važiuoti kažką pirkti, kažką dėrėtis, o jums reikia skelbimą įdėti ir tą, ir dar kažką tai, ir pasireklamuoti. Tai tokiu atveju, pradžiai vieną žmogų, asistentą pasamdykit, ar ne? Vieną žmogų, jau jeigu tu pradėjai uždirbti 1000, pasamdyk, sumokėk ten tos 500 eurų ar 1000 eurų, samdykis asistentą, tegul jisai, bet asistentus reikia prižiūrėti, nes jeigu neprižiūrėsi, jie pradeda norėti tavo pinigų, bet nebūtinai norėti tavo padėti, ar ne? Tai žodžiu, čia reikia atsargiai su tais asistentais ir taip toliau. Po to gali jau pradėti samdyti sekretorę, gali dar brokerį kokį, žodžiu, jau gali auginti tą komandą, bet galima, žinokit, sėkmingai dirbti ir vienam. Galima vienam, ypač jeigu šeimoje vyras, žmona, tai vienas tą daro, kitas tą ir taip po biškutį darbuojas. Dabar, didinti kapitalą. Ir šį vakar jau kaip ir viskas bus, ar ne? Čia mano tos video įrašo, sakykime, šį vakar buvo tikslas padrasinti jums, kad nekilnojamam turte nieko čia ypatingo nėra. Pradėjo pas mane furistai dirbti, pradėjo pas mane dirbti statybininkai ir prieš ateidami jie visokių baimių prisigalvojo. Oi, čia reikia daug kapitalo, oi, čia turi teisinį išprusimą turėti. O kam jums tas teisinis išprusimas? Jeigu kažko nežinai, eini paklausi notaro. Jeigu kažko nežinai, tie dalykai, tuos dalykus jumis konsultuos nemokamai, nuėjai pas notarą, kokių dokumentų reikia. Pas notarą galų galiai prieimimą pasakai, tau viską suaiškins, maloniai. Jūs bendrausite kiekvieną dieną su teisininkais, kiekvieną dieną su visokiais finansistais, teisėjais, notarais ir taip toliau. Kiekvieną dieną bendrausit, ar ne? Ir kas, kad jūs šiai dienai nieko nežinot. Ir kas čia tokio. Nežinai, tai paklausė, ar ne? Bet kiekvieną dieną bendraudami jūs pajausit įdomų dalyką, kad jūs patys vos net teisininkai jau darotės, ar ne? Vis daugiau žinių įgyjat. Pas mane biure buvo gal koks, tokia krūva, tokia krūva kodeksų prikrauta. Ne tik tai civiliniai, baudžiamai, procesiniai, bet ten visokie santokos kodeksai ir aš jau nebepaėmė, kokiu aš dar tam kodeksų, įstatymų, rinkinių visokių ir taip toliau turėjau ant stalo. Nors aš ne advokatas, ne teisininkas, bet aš mėgdavau pats pasimti, pasivartyti, žinai. Aš samdydavau ir tos advokatus ir taip toliau, bet aš mėgdavau pats pasivartyti, pasižiūrėti, ar ne? Ok, dabar, sakykime, jūs pradedate, aš jau vakar apie tai kalbėjau, pradedate uždirbti pinigus nekilnojamam turte.
Nepradėkit taškyti ten automobilius pirkti, ar dar rūbus kažkokius, ar ten jau viskas atlenkti pirštai, aš uždirbau, mat nusipirkau, pardavau, dabar važiuosiu ilsėtis, atostogauti, jau man pasisekė. Nepradėkit taškyti pinigų. Tas įprotis taškyti pinigus yra, čia matyti kažkoks vagystės programa ir pas mane tas buvo ir pas kitus tas buvo, uždirba pinigų ir jau nori iš karto išleisti, jau nori kažką tai ar pasipontuoti ir galų gale nori to gyvenimo, tų malonumų, pramogų, prabangos, tos nori biškutį pajausti, ar ne, daugiau. Ir toks natūraliai, jeigu jau atsiranda pinigai, natūraliai norisi kažkur tos pinigus išleisti. Tai kelionė, tai automobilis, tai da. Kažką, aš atsimenu po vieną sandorį, nusprendėm į Paryžių. Skrendam į Paryžių, skrendam ten, važiuojam ten. Reiškia, toks prasideda, matai, kai esi prieš tai buvęs alkanas tiem dalykam, po to norisi. Bet čia reikėtų gal kažkaip labai saikingai. Aišku, jeigu jau atsirado pertekliniai pinigai, jau gali daugiau uždirbti, norisi tą išlaidų. Bet yra paprastas triukas. Atsirado pas jumis ten keli ar keliasdešimt tūkstančių. Ką iš karto darot? Nupirkit kokį nors nekilnojamą turtą. Žemės sklypą, bendrabutį, apleistą butą. Tik atsirado atliekom pinigų, nupirkai. Ar ne? Paėmė, iš karto nupirkai. Kodėl? Todėl, kad plytos jau neištrauksi. Tavo impulsas, tu norėsi kažką pirkti, tai ką, tu nenueisi plytos, neištrauksi. O tie pinigai, kad ir kiek bebūtų, jie labai greitai nyksta. Labai greitai nyksta ir tas, plus prekybininkai jie stimuliuoja jūsų vartojimą. Ir pasąmoniniam lygiai stimuliuoja jūsų vartojimą, kas domitės tais dalykais žinot. Tai jie tikrai ištrauks iš jūsų pinigus. Bet matot, jeigu jūs jau nupirkot butą, sklypą ar dar kažką, jau plytos neištrauks. Ir jums išsikešinti jau nėra taip lengva. Nekilnojamo turto čia ne akcijos, ne bitkoinas, per minutę knopkę paspaudęs neparduosi. Jau reikia dokumentas, jau savaitę, 2 ar mėnesį užtruks, kol parduosi. Ne? Kol ten, žodžiu, ir staiga tas nekilnojamas turtas ir užsistovi. Ir tu net pamiršti, kad tu jį turi. Tu vėl leki, toliau darai pinigus, vėl atsirado pertekliniai ir vėl. Po to žiūri. Ir po to labai gerai pradedi jaustis. Čia daiktas jau turi, jau antrą daiktą turi, 1 butą, 2 butą, 3 butą, 4 butą, 5 butą, 10 butą, butuką, bendrą butuką. Ir žiūri, žmonės džiaugiasi, kad turi vieną kažkokį butuką. O žiūri, pas tave jau 10 vienetų ir tu galvoji, šūdas, aš nebesuspėjau visur viską susitvarkyti, ar ne? Šitaip ir pradedamas auginti kapitalas. Ir šitaip jūsų vagystės programos nesuveiks, jūs nenorėsite pinigų išleisti. Ar ne? Aišku, reikia išleisti ir kelionę. Reikia išleisti viskam, ir maistų geresniam, ir rūbam. Reikia investuoti, reikia leisti pinigus. Bet reikia tas proporcijas pasižiūrėti. Jeigu aš būdavo kartais į klubą nueidavau, išleisdavau ten mėnesinį kažkieno atlyginimą. Nueinu į klubą, visiems priperku gėrimų, aš ten mėgdavau pasipontuoti kartais, ar ne? Nueina koks 15-20 žmonių, visi studentai, pinigų neturi, žinai, jaunimas ten 20-25 metai, o aš jau milijonierius, ar ne? Aš jau milijonierius, to nekilnojamo turto pripirkta ir ypač jeigu aš kokį sandorį nupirkau, pardavė kokį butą, uždirbau pusę buto per savaitę, per dieną, savaitgalį mes einam jau baliavoti. Aš prisitaikydavau prie tų jaunolių, kurie neturi pinigų. Man su jais linksma būdavo, ar ne? Aš jau su tais 50 metų ar 60 metų nelabai ką turėjau, nebuvo bendrų tų interesų, aš norėjau vis tiek su jaunimu dar pabendrauti. Tai būdavo, kad kartais nuvažiuoja ten sumokė, už visus apmokė gėrimus, apmokė viską, tai aš buvau labai mėgiamas tarp draugų iš tos pusės, kad aš buvau dosnus, ar ne, pats uždirbdavau ir aš dalindavau tais pinigais, ar ne, bet reikia protingai, aš išleidau kažkieno mėnesinį atlyginimą, bet aš tą dieną uždirbau kažkieno 2 metų atlyginimą, ar 5 metų atlyginimą kito žmogaus, tai man ir negaila, tai pagal proporcijas tai nėra dideli pinigai, bet aš pozityvą aplink save skleidžiau, ar ne. Tai kapitalo didinimas šitaip, brangiai. Kapitalo didinimas šitaip. Reiškia, atsirado pinigų, nupirkai, atsirado, po to galima pradėti daryti keitimus, ten tą pardavai per kitą, investuojate ir tu pradedi kaip su šachmatai žaisti su tuo nekilnojimu turtu ir žiūri, tavo kapitalas auga, dvigubėja, trigubėja. Nebus taip, kad per savaitę ar per mėnesį čia padvigubės, patrigubės. Bet su kiekvienais metais žiūri ir kaina paaugo,
ir tu neišleidai pinigų, ir daugiau kitur uždirbai, ir žiūri, tų reiškia, gabaliukų turto vis daugėja ir daugėja ir daugėja. Arba jeigu jau kažkas netikite, kad galite pradėti investuoti į nekilnojamą, startuoti va taip nuo nulio ir supirkinėti nekilnojamą, nu tai tada bent jau užsidirbkit normalias pajamas. Daug ypač moterų nekilnojamam turte dirba, jos ten tai savaitgaliais dirba, tai tik po pusdienį dirba. Kodėl? Kad jos turėtų laisvo laiko, kad galėtų su vaikais būti, nu ir žodžiu, ir karts nuo karto sužino ir nuperka kažkokį pigų variantą. Ir jeigu per metus tik vieną variantą nuperka ir po to perparduoda žymiai brangiau, tai žinokit, va tą tokią laisvalaikį tik dirbdami nekilnojamo turto profesionalė, jinai uždirbo jūsų 5 arba 10 metų atlyginimą. Va tokia yra realybė, ar ne? Ar 2, 3 ar 5 metų, ar kažkiek, va taip laisvalaikį tik tai dirbdavo. Tai va tiek, žodžiu, šiandien, ką aš pakalbėjau, rezimuojam, aš paaiškinau taip, kad visų pirma turi būti sprendimas, kad tu nori, gali, kad tai yra ta prekė, kuri buvo prieš 1000 metų, kuri yra dabar ir bus po 1000 metų. Atrasti drąsos, nes iš tikrųjų jokios čia drąsos nereikia. Tai yra tokia pat prekė, kaip ir bet kuri kita, nu gal šiek tiek sudėtingiau sutvarkyti, bet viską galima išmokti. Toliau kalbėjom apie teisinius dalykus, kad įregistruoti įmonę, oficialiai pradėti dirbti yra pakankamai lengva, greitai galima viską dėti. Kalbėjom apie specializaciją, kad turite specializuotis nekilnojamam turte, kad būtumėt našesni, efektingesni. Ir ar vienam dirbti, ar komandoje, startuoti gal geriau vienam, o po to galima pradėti jungti komandą, kai įgyja daugiau patirties, pasitikėjimą. Ir jokių būdų netaškykite kapitalo. Investuokite į nekilnojamą turtą, investuokite į vaikus, investuokite į protą, investuokite į kursus, seminarus, knygas ir tada pamatysite, kad jūsų tas kapitalas dar labiau didės, nes jūsų protas stiprės, jūsų gebėjimai gerės. Tai tiek, dabar einam pažiūrim, kokie yra klausimai ir atsakysiu į klausimus ir pirmam kartui užteks. O kitos temos, kitą trečiadienį rašykite, pridėkit kitus žmonės prie draugų, rašykit, ką jūs norit, kad kalbėti. Ar kaip pigiai butą nusipirkti, ar kaip gauti dykai, ar kaip padvigubinti pinigus, kaip pradėti verslą, viskas. Jau šitą temą uždarysime, apie šitą būsiu jau pakalbėjęs, ar ne? Ir jau kitam kartą apie tai nebekalbėsim, galėsim tik tai užsiminti trumpai. Ar ne? Jeigu norit pirkti, perparduoti nekilnojamą turtą be pinigų, tai čia apie sutartis kalbėsim, ar ne? Ir jeigu norit pirkti, perparduoti nekilnojamą turtą Amerikoje, jeigu norit gyvenat Anglijoje, Afrikoje, kaip ten pradėti su nekilnojamu turtu. Ir ten pradėkit, čia nebūtinai Lietuvai tas taikoma. Gyvenat Anglijoje, Afrikoje, kur tik norit Australijoje, aš galėsiu arba nemokamai, taip per streamus pamokyti, arba jeigu norėsit, susimokėsit man už vienkartinę konsultaciją, arba pastoviai kažkokią narystę, aš galėsiu padėti jums pasirašyti sutartį Australijoje, Afrikoje, ar kur tik tai norite. Ar ne? Nes 30 metų tarptautinė patirtis yra 30 metų tarptautinė patirtis. Tai va, rašykit, ką norit, kad kalbėtumėm kitą trečiadienį, 21 valandą. O dabar rašykite klausimus ir pereisiu, aš pažiūrėsiu, reiškiasi, kokie tie klausimai. Čia pasirodo, aš galiu dar tos klausimus iškelti netgi parodyti visiems. Žiūrėkit. Dar ką daryti, kai turi per daug pasitikėjimo. Pasirodo, net nežinojau. Galima tos klausimus iškelti, kad visi pasižiūrėtų. Gerai, dabar žiūrim taip, kokie klausimai buvo, ar verta, Faustą jau atsakiau, ar verta dirbti per varžytinės. Buvo geriau su varžytinėm dirbti, kai nebuvo online. Dabar, žinokit, pasakysiu, kad per varžytinės kartais turtas yra parduodamas brangiau, nei galima rinkoje nusipirkti. Ir čia rimtas bairis. Vieną kartą pas mane atėjo Klaipėdos viena antstolė ir sako, Dariau, man reikia kokį vieną kambarį butą, gal turi ką nors pigesnį. Sakau, taigi tu antstolė, ką tu ne... Tai sako, kad tose varžytinėse viską nuperka brangiai. Sako, man reikia, sako,
iš rinkos aš noriu kažkiek pigiau, be remonto ar kažką tai. Ne. Kokie toliau klausimai? Monika rašo, nežinau, kodėl jis tas paslaptis dykai atidavinėja, secret key to financial success. Monika rašo, nežinau, kodėl aš atidavinėju tas paslaptis. Aš atidavinėju tos paslaptis, todėl, kad man vis tiek tos žinios nebereikalingos, man negaila vienos valandos per savaitę, jūs galbūt man paduosite pardavėjų, parduodama kažkokią turtą, kitaip tariant, tokia pozityvi energija tekės. O jeigu ir jokios naudos negausiu, tai kad tik tai jums sektųsi. Negyvenkit baimės, gyvenkite drąsiai, pasitikėkit savim, gal tada tie globalistai netaip lengvai jūs valdys. Ar ne? Kas čia toliau? Gintaras rašo, kaip su aukcionais, nežinau, ne nuo pradžių klausau. Gintarovo klausimas. Čia aš jau tą klausimą paminėjau. Reiškiasi, kad su aukcionais, kažkaip su tais aukcionais man ir pačioj pradžioj nelabai eiti tenai, žodžiu, man be aukciono būdavo geriau. O dabar, kai yra online'iniai, tai žinokite, taip tik atrodo, kad pigiai parduoda. Paskutinę minutę pradeda tą kainą kilti. Ir mums juokingiausia buvo Klaipėdos mieste. Dar litais buvo, kai aš pats jau įsitikinau savo kailiu, kad per aukcioną vyksta brangesni pardavimai negu mes rinkoje. Mes rinkoje pardavėm už 72 ir dar turėjom paplušėti, kad parduoti. Ar ne? Aukcione toks pat butas buvo parduotas už 75. Kitaip tariant, žmonės rinkoje galėjo nusipirkti ant 3000 pigiau, bet galvodami, kad aukcione perka pigiau, jie sumokėjo brangiau. Tai va, ar galima su aukcionais užsiimti? Aišku, kad galim užsiimti. Netgi galiu pažiūrėti, kaip, man atrodo, varžytinės, man atrodo, mes esam pirkę, tikrai daug esame nupirkę, man atrodo, čia šitas turėtų būti tinklapis, to aš iškelsiu ant ekrano, man atrodo šitas, to pasišėrinsiu ekraną ir pats pastudijuosiu dabar share screens. Ok. Pastatai, sklypai, patalpos, butai. Einam žiūrim. Jo, čia ir yra tos varžytinės, patalpa paskelbta, vyksta ir pasirinkite antstolių varžytinės, kiti aukcionai, sakykime, gerai, pasirinkime antstolių varžytinės ir nekilnojamas turtas. Dabar aš galvoju, o ką? Imkim kokį nors Kėdainius, pažiūrim, ar ne? Mes Kėdainiuose esam nemažai supirkę nekilnojamą turtą. Rašom Kėdainių. Leidžia rašyti. Ok. Kėdainių. Kėdainių rajono savivaldybė, miestas Kėdainių. Ir spaudžiam ieškoti, ar ne? Nieko nerado. Geras. Nieko nerado. O kodėl nerado? Antstolių palaukti, imkime visas ieškoti. Man atrodo, aš netgi žinau tą objektą. Va, žiūrėkit, visokias lūšnelės pardavinėjimas, ar ne? 479 eurai. Gal kas norit pirkti? Va, nekilnojamo turto galima įsigyti už 400 eurų. Ir nenustepčiau, kad už tą kainą būtų ir nuperkta, nes būna kartais netgi pirmose varžytinėse net nenuperka. Tai ar verta? Taip verta, bet žinokite, rinkoje galima daug geresnių sandorių atrasti. Kaip ieškoti pigesnių pirkimo objektų, kad ir ne Lietuvoje, Aušra klausė. Palauk. Gintaras tada.
Dangaus turtai. Tomsonai, kas ten dangaus turtai? Kas ten, kaip vardas to brokerio yra? Aušra klausė, kaip ieškoti pigesnių pirkimo objektų, kad ir ne Lietuvoje. Gerai, Aušra, atsakysiu aš tau į tą klausimą. Gal, Aušra, gali parašyti, kur tie objektai yra? Kur tie objektai? Kad būtų... Bet, žinai, agentas, kai važinėja su klezekliu už 500, tai prieš žmonės atrodo. Jo, nežinau, kas čia apie ką tu kalbi. Šiaurės Airija, Aušra, ne? Domina mane, pavyzdžiui, Šiaurės Airija. Ir Gintaras Šiaurės Airija. Ir Aušra, žiūrėkit, koks sutapimas. Aušra ir Gintaras ieško Šiaurės Airijai. Ne? Visi ieško nekilnojamo Šiaurės Airijai. Dabar reikia, aš čia gal biškutį išsiplėsiu, bet padarom tai per 10 minučių susiviniosiu. Žiūrėkit, aš pasakysiu, kaip aš pirkau žemės sklypus Floridai. Savo istoriją papasakosiu. Ne? Šiaurės Airijoje aš nieko nepirkęs, nepardavęs ir galiu, tai pasakysiu, kaip Florida ir kaip Bulgarijoje galbūt. Va, tai yra šalis, kuriuose aš nei gimęs, nei augęs, bet ten supirkinėjau nekilnojamą turtą. Tai pirmoje eilėje aš pasižiūrėjau, kas kur masiškai reklamuoja ir pardavinėja nekilnojamą turtą. Viena kompanija nuvažiavo, kita ten sklypus parduoda, nuėjau į tą kompaniją ir aš pasižiūrėjau, kaip toje kompanijoje, kaip ten viskas vyksta, iš kur ta kompanija sklypus gauna, aš tai pasivažinėjau. Pirmą atlikit tyrimą. Va, atsakymas pirmą atlikit tyrimą. Jeigu jūs galvojat, kad atsėsit telefoną ir per 15 minučių jūs rasit, kur pigiau nekilnojamą turtą, tai čia nereikia būti tokiam naiviam. Ar ne? Čia jums reikės investuoti 10, o gal 100 valandų, bet tai jums už tai išlošite arba uždirbsite arba nupirksite pigiau 10, o gal netgi 100 tūkstančių eurų ar dolerių, žiūrint kur. Reiškia, aš pasivažinėjau ir sužinojau, kad Floridoje ta kompanija, kuri parduoda sklypus po 10, 15, 20, 30 tūkstančių, sužinojau, kad jie nusiperka po 2, 3, po 5 tūkstančius dolerių, o parduoda po 10, 15. Ir tada aš pradėjau kapstytis, o kur galima. Tai suradau duomenų bazės, yra viešai prieinamos, Amerikoje jos, reiškia, tie taksai vadinami, prieinamos duomenų bazės ir ten yra pardavėjų kontaktai, viskas yra, žodžiu, adresai, kontaktai, bet po to reikia telefono numerius gauti. Tai, žodžiu, aš ten ilgai sukau galvą, kaip man sukontaktuoti tos pardavėjus, programuotojai sukūrė man programą, nedaug aš ten sumokėjau kelis šimtus eurų, dolerių tais laikais, dabar jau gal brangiau kainuotų. Žodžiu, man visus kontaktus surūšiuoda programa, automatinė programa. Ir tada aš išsiunčiau tiem pardavėjim laiškus ir su pasiūlymu pirkti tą. Jie man pradėjo skambinti, rašyti, aš iš jų pradėjau tą turtą pirkti, įdėjau laikraštį skelbimą ir pradėjau tą turtą perpardavinėti. Pirkdavau ir perpardavinėjau. Floridos vidury. Dabar, Šiaurės Airija. Tai irgi turit pasidomėti, ar yra kažkokios duomenų bazės, kur galima sukontaktuoti su pardavėjais. Gal yra kažkokios skolininko duomenų bazės. Arba kitas dalykas, pasivažinėkit po teritoriją, pasižiūrėkit, kur apleisti. Mes netgi daugiabučiuose privažiuoja prie daugiabutį, pasižiūri, kurie langai yra. Čia jau kaip pirkdom tos apleistus butus. Atsistėdi prie daugiabučio, pasižiūri, kurie langai yra jau ten sukežę, užuolaidos juodos, jau net nepilkos juodos, eini, barbarai duris, viskas. Ar ne? Gal parduodat? Ne, neparduodat. Gal parduodat? Jo norėčiau, skolas legia, meta mane lauk. Okay. Kokios skolas, kaip kas, va ir viskas. Ar ne? Bet reikia įdėti darbo, reikia įdėti pastangų, reikės įdėti valandų. Aš čia jums nesakau, kad jūs nieko neveikdami uždirbsit. Aš jums pateikiu žinias, informaciją, kaip jūs veikdami uždirbsit. Ir uždirbsite žymiai daugiau negu savo dabartinėse darbuose. Ar ne? Nebent jūs dabartinėse darbuose labai daug uždirbat. Ar ne? Tai va.
Tai gerai, kas toliau? Nu ir kitas dalykas, įdėkite, pasižiūrėkite tos portalus, įmeskit man kokią nors nuorodą, gal analizį, Šiaurės Airijai, kur ten reklamuojama, aš galėsiu tokią greitą analizę padaryti. Jūs visų pirma patys galite įdėti ten skelbimą, jeigu norit greitai, technologijų pagalba. Įdėkit skelbimą, kad perku distress property, ne, angliškai. Looking for distress property, ne, kur turi problemų. Arba žiūri, nežinau, kaip ten Amerikoje vienokie įsireiškimai, gal ten kitokie, bet kur reikalinga remontai, kur reikalinga būtų remontuoti, ar ne? Ir tada žiūrėkite, kiek ten to remonto ir kiek ten galima tą kainą nusiderėti arba su kažkokiom problemom. Reiškia, įdėkit skelbimą, kad perka tokį nekilnojamą turtą. Tegu kabo tas skelbimas. Karts nuo karto jums paskambins, labai dažnai neskambins. Tai aš vakar kalbėjau, kaip galima gauti nekilnojamą turtą dykai. Įdėkite skelbimą Lietuvoje, į Lietuvos laikraščius, priima nereikalingą nekilnojamą turtą. Galit ir tam pačiam Facebook'e parašyti, priima nereikalingą nekilnojamą turtą. Papostikit per visokias Facebook'o grupės, dauguma jūs užkomentuos, sakys, ką čia durnių ieško ir taip toliau. Nu, jeigu jūs esat jautrus komentarams, tai tada nedėkit. Bet jeigu jums nusišikti tos komentarus, tai jeigu komentuoja tie komentatoriai, vis tiek nieko geriau neturi ką veikti, ar ne? O jums kartą į savaitę, kartą į mėnesį kažkas pasiūlys kažkokį sklypą, kažkokią apleistą butą Lietuvoje, na ir 2, 3, 5 tūkstančiai jūs gaunat realiai dovanų. Reiškia, mano tie mokiniai, kur susimokėjo pinigus už apmokymus, ir sklypų, ir butų, ir netgi arklidė už 8 tūkstančius po to pardavėm, gavo dykai. Dykai, ar ne? Taip, kad jums tik tai reikia biškutį tikėjimą sustiprinti galvoje ir netaip nežiūrėti į nekilnojamą turtą kaip į baubą, žiūrėti į nekilnojamą turtą paprasčiau ir viskas bus gerai. Ar ne? Tai va, jeigu Šiaurės Airija, į portalus įdėkit, kad perkat, ar ne? Pasidomėkit, kur yra tos duomenų bazės skolininkų ar kažką. Jeigu jūs eisite į portalą ir pirksit tą kainą, ką reklamuoja agentai, ką reklamuoja brokeriai, tai aišku, jūs sumokėsit rinkos kainą arba netgi dar per brangiai. Bet jeigu jūs eisit, knysitės, ieškostis, tai žinokit, nekilnojamam turtė tas dalykas jums atsipirks. Atsipirks su kaupu. Ar ne? Ką dar galite padaryti? Duomenų bazės portaluose patys. Ir galų galę žiūrėti tos portalus, su brokeriais užmėgsti, ar ne? Jie sakys, jo, skubiai parduodama. Pasidomėkit, kokiom kainom eina pardavimai. Visada pirmoje eilėje pasidomėkit, kokiom kainom vyksta pardavimai. Tik tai tada galvokit apie pirkimą ar perpardavimą ar kažką. Nes jums gali atrodyti, kad pagal prašomas kainas šita kaina yra gera, bet paaiškės, kad prašomom kainom niekas neperka tam rajone nekilnojamą turtą. Prekyba vyksta žemesnėm, apie 10, 20 ar 30% žemesnėm kainom. Ir staiga paaiškės, kad jūs tą pigų turtą, kur staiga jums kažkas įkišo, kad jūs už jį sumokėt brangiau, negu iš tikrųjų galit parduoti. Ir kas tada? Tada jau nuostolis. Yra man ir taip buvę. Esu ir praradęs pinigų pirkdamas nekilnojamą turtą. Visko yra buvę. Žodžiu, čia jau toks žaidimas. Ten, kur yra dideli pinigai, dideli pelnai, žinokit, ir didelis ir praradimai, dideli nuostoliai. Gerai. Tai va tiek, brangiai. Šį vakar, žiūriu, rimtai prisijungė ir pastoviai klausėsi apie 20 žmonių, vadinasi tą informaciją. Rašykit komentaruose. Dabar parašykit, visi, kas klausot, parašykit komentaruose. Ar patiko, kas nepatiko, gal ko norėtumėt kitą kartą išgirsti, gal kažkokių konkrečių, parašykit komentarus. Ar reikia kiekvieną trečiadienį man daryti tokius streamus? Ar reikalinga, ar bus naudinga, ar įdomi tokia patirtis, ar ne? Thompsonas rašo naudinga informacija. Judita rašo ačiū. Aš dar jums pasakysiu, kas pagrindinis faktorius yra. Pagrindinis faktorius, kai aš paimu tos paprastus agentus iš paprastų darbų ir padaro ir išmoko juos užsidirbti nekilnojamam turte pinigų, pagrindinis faktorius yra, aš įpučiu jiem pasitikėjimo, brangiai. Jeigu įdėmiai klausėtės, netgi šitam streame, mano tikslas buvo sukelti pirmoje eilėje jums pasitikėjimą. Dėl to aš ir pradėjau
pirmą priimkit sprendimą. Nieko čia sudėtingo nėra. Nereikia kažkokių supermokslų, nereikia kažką tai tokio. Tiesiog reikia priimti sprendimą, kad tokia įsipūsti savo pasitikėjimą, kad jūs galite, kad jums irgi pavyks, ne dievai to nekilnojamo turtų prekiauja ir ne dievai tie paprasti žmonės, kurie kažkada irgi nieko nežinojo apie nekilnojamo turtą. Tai va tai, kad jūs čia šį vakarą jau sėdit ir klausot, tai jau parodo, kad jūs jau turbūt seniai apie tai galvojat, ar ne? Jums įdomu, bet gal drąsos trūksta, gal įsivėlė į kažkokias rutinas gyvenimą, žodžiu, ir nepradeda. Tai mano pagrindinis žinutė šį vakarą yra: priimkit sprendimą ir pradėkit. Nesvarbu, ar gyvenate Airijoje, ar Australijoje, ar Lietuvoje, ar Šilalėje, ar Ignalinoje, ar Vilniuje, ar Kaune ir Klaipėdoje. Nėra tas nekilnojamas turtas taip sudėtingas. O jeigu kažkur užlipsit ant kokio sandorio, kur jums sudėtinga bus, kažkas nepavyks, kontaktuokit mane, dalinsimės pinigais, arba mokėsite už konsultaciją, arba dalinsimės nuo sandorio pinigais ir padarysim tą jūsų sandorį. Tuoj uždėsiu aš baneriuką. Va, čia mūsų reklama, kam reikia parduoti nekilnojamą turtą. Kontaktuokite, kas norite dirbti pas mus su socialiniais tinklais, kontaktuokite, žodžiu, kontaktuokite, bendraukite, užsimkite tom. Kągi, žiūriu, kad naudinga, atsiliepimai yra geri, vadinasi, kitą trečiadienį kalbėsim. Būtų gerai, kad iki kito trečiadienio prirašytumėt man temų, kaip jūs, apie ką norėtumėt, kad būtų kalbama. Reiškiasi, naudinga, informacija naudinga. O, žiūrėkit, jūsų atsiliepimai. Ačiū, naudinga, taip reikia, jo įdomi, vertinga, ačiū, reikia, ne nuo pat pradžių klausiau, naudinga, kas čia dar pasidarė, viskas naudinga, ką sakai, patiko, naudinga informacija, Fausta rašo, kad tikrai naudinga informacija, viskas tvarkoja. Vadinasi, reitingas mano šito streamo pozityvus, reiškia, išjungsim Faustą. Reitingas yra pozityvus, vadinasi, ta informacija naudinga ir kur jinai nebus naudinga. Per 30 metų sukaupta informacija jums atiduodama dykai. Viskas, ką iš jūsų pusės reikia, tik tai pajudinti užpakalį, reiškia priimti sprendimą, imti gyvenimą į savo rankas, o ne vergauti už kelias kapeikas, kur užtenka tik tai sąskaitas apmokėti. Ir negalite nei savo šeimai leisti padaraus normalaus gyvenimo. Ar ne? Vieną žinutę pabaigą aš noriu dar pasakyti. Suvokit vieną dalyką. Jeigu jūs kankina trūkumas, nepriteklius, stoka pinigų, kažkas yra negerai su psichika. Kodėl? Pamastom logiškai. Mes gyvenam pertekliniai visatoje, ar ne? Oro, ar yra stygius? Teršia tą orą, chemtrailus daro, bet ar yra stygius? Nėra. Vandenynas, va, už mano, nežinau, ar matysis vandenynas. Nesifokusuoja, ne. Kas jau žiūri video, tai žinot, ar ne? Vandenynas, perteklinis, žuvies, perteklius, miškai, pertekliniai. Tai biški teršia žmonės tas visas, bet visko yra perteklius. Pinigų, galų gale kas yra pinigai, tai yra skaitmeninė buhalterinė knyga, kur skaičiai pasiskirstume. Išmokit skaičiuoti, dar toks patarimas. Išmokit atmintinai skaičiuoti, ar ne? Dirbkit su dideliais skaičiais. Pinigų yra perteklius, oro perteklius, resursų yra perteklius. Iš kur, kas mums informacija pamastymui sekančiam kartui, duokit man atsakymus. Kas mums įdėgia į smegenis, kad turi būti trūkumas kažko? Kas tą deficito tokį mąstymą įdėgia į smegenis, kad trūksta, kad čia nieko neprasimuši, nieko nepavyks ir taip toliau. Tai tegul dauguma ir galvoja, gyvena tam trūkume, gyvena nepritekliuose, gyvena tuose abejonėse. O jūs, kurie čia klausot manęs, gyvenkite perteklinėse mintyse. Taip, jeigu šiandien jums trūksta žinių ir dar kažko įgykit to žinių ir eikit darykit. Taip, jeigu šiandien jums trūksta drąsos, eikit darykit, kitą kartą jau būsit drąsesni. Ar ne?
veiksmas yra paslaptis, brangiai. Suvokimas, kad mes gyvenam pertekliniai planetoje ir imtis veiksmo, turėti viziją, imtis veiksmo. Ir visa kita yra smulkmenos, visa kita yra detalės. Tai va, šiandien tiek, brangiai, jums tokia motivacija, kad startuotumėt nekilnojamo turtą. Neturiu tikslo, aš jūsų čia visų užverbuoti, startuokite patys, bet jeigu bus grįžtamasis ryšys, ar rekomenduosit, mes dabar dirbame tik tai su namais, brangiai. Tik tai su namais, didelius ar mažus, parduodam visus. Tarp kitko, jeigu kas nematėt ir ne, va dar pareklamuosiu. YouTube kanalas Namų brokeriai. Tuoj parodysiu įdomų dalyką. Mes čia neseniai nufilmavom tokį video įrašą. Pasidalinsiu ekranu. Va. Taip. Share screen. Ir rodom. Netgi garsą įjungsiu. Įsivaizduoju. O, su garsu galės paklausyti. Užsiprenumeruokit Namų brokeriai YouTube kanalą. Užsiprenumeruokit. Ir jums parodysiu 2 minučių tokį įdomų video. Kaip dirba mūsų kolektyvas su namais. Sveiki, aš esu Vaida iš pačios geriausios nekilnojamo turto agentūros Namų brokeriai komandos. Šiandien mes turėsim neeilinį įvykį, turėsime nekilnojamo turto naujienas iš dangaus su šituo gražiuoju sraigtasparniu. Skrisime apžiūrėti 3 objektus. Skrendam! Vau, tikrai labai buvo įdomi patirtis. Kas buvo netikėta, kad mane pradėjo baisiai pykinti. Tai nebuvo labai tobula, bet buvo tikrai labai įdomu. Buvo įdomu pamatyti patį Kauną iš viršaus, objektus iš kitos pusės. Tikiuosi, kad pavyko jos pristatyti gerai ir kitą kartą pavyks dar geriau. Ok, tai va čia toks reklaminis filmukas, ar ne, jeigu kas norit visą streamą pasižiūrėti, kaip mes ten skridom ir taip jau čia yra ilgesnis, yra ir klientų atsiliepimai nufilmuoti, čia va 17 minučių kažkur tai yra, ir po valandą, ir po pusę, va čia 17 minučių. Ir įrašinėjau visą mūsų pokalbį, labai žiūrėjau kiekvieną punktą sutarties, kad būtų. Čia kaip mes dirbam, kalba klientai. Žodžiu, pasižiūrėkit, būtinai užsiprenumeruokit Namų brokeriai. Dar dabar, dabar visi, ką žiūrėt, jums užduotis. Eikite į Namų brokeriai, ar ne? Ir kur čia subscribe, man neduoda, nes aš pats savo kanalą rodau. Paspauskite prenumeruoti, gauti visus pranešimus ir kokios tik naujienos, kokios naujus video įkelsim, matysite čia. Čia į playlistus yra NT karjera, klientų atsiliepimai, brokeriams, namų pardėjams ir čia padarysim naują playlistą nekilnojamo turto kursai arba nemokami nekilnojamo turto kursai ir čia va šitam YouTube kanale galėsite eiti ir jeigu, sakykime, praleisit kokį trečiadienį, tai galėsit eiti, aš ten parašysiu datą, kokios datos tai yra streamas buvo ir va taip galėsite eiti klausyti ir šitaip, per vieną streamą gal nepaliksite jau profesionalai, bet aš manau, per mėnesį laiko tikrai jums per 4 transliacijas duosiu daug naudingos informacijos ir sukelsiu pasitikėjimą jumyse pradėti savarankiškai dirbti su nekilnojamu turtu. Nebūtina pradėti su manim, galite pradėti savarankiškai. Tai va tiek. Ačiū visiems už dėmesį, ačiū už gerus atsiliepimus.
matot, kai žmonėm dalini informaciją dykai, tada atsiliepimai yra geri. Kai sakai, kad reikia mokėti pinigus, tada prasideda blogi komentarai. Taip jau yra. Šitas pasaulis, dabar žmonės įpratę gauti viską dykai. Žiūrėkit, susėdam, aš darau transliaciją dykai, tiesa, aš ne dykai, aš sumokėjau, aš už tą, kad darytą streamą moku mokestį, ne? Bet, sakykime, jūs prisijungėt dykai, už internetą susimokat, dykai, internetas dykai, Facebookas dykai, Skype'as dykai, visi ten streamai, messengeriai ir šitie zoomai dykai, žmonės įprato viską gauti dykai. Tai aš duodu jums tą informaciją dykai, bet nenorėkit gyvenime nieko gauti dykai, ar ne? Kažką padarykit, persiuskit nuorodą, užsiprenumeruokit, reiškiasi, rekomenduokit pardavėjus, pirkėjus mums namų. Nenorėkit iš gyvenimą gauti dykai, nes tai ne visai teisinga yra, tai yra prieš visatos dėsnius. Gauti ir nieko neduoti nebūna, tai turi įvykti energijos apsikeitimas. Tai aš tikiuosi, rašykite tiesą. Rašykite, kas jau, jeigu mano mokymus remdamasi gausit nekilnojamo turtą dykai, ar ne? Imsitės veiksmo, įdėsit skelbimą į laikraščius ir jums paskambins ir jūs gausit ten žemės sklypą ar kažkokią apleistą. Rašykit, čia man bus kaip, netgi iš jūsų interviu norėsiu paimti. Arba bent jau pranešiu, kad buvo toks atvejis, o jeigu jums pavyks tas žinias naudojant, gauti kažkokį rezultatą nekilnojamam turte, ar kažkoks tikėjimas, pasitikėjimas ateis, nuspręsit atsidaryti nekilnojamą turtą kompaniją Airijai. Aušra, kas ten buvo? Aušra, kas dar buvo? Gintaras. Jeigu jūs nuspręsite atsidaryti nekilnojamo turto kompanijas, you can rely on me. Reiškiasi, aš jūs paaiškinsiu, įkvėpsiu, kaip jūs galite atsidaryti savo nekilnojamo turto kompaniją ir galbūt po 10 ar 20 metų jūs sakysit, jeigu nedarius, aš turbūt niekada nebūčiau pradėjusi dirbti su nekilnojamo turtu. Visiškai nesvarbu, aš jau per 3 šalis pasaulio dirbu su nekilnojamo turtu. Lietuva, Amerika, Florida ir Bulgarija. Čigonų turtą pardavinėjom žydams. Gal reikės papasakoti, kaip šita patirtis suveikia. Čia įdomi tema. Kada nors aš pasirašysiu, papasakoti, kaip dariau verslą Bulgarijai. Atvažiavau į šalį, jokių pažįstamų, jokių draugų. Atvažiavau į šalį ir metų bėgėje jau, kur metų bėgiai? Mėnesių bėgiai, man atrodo, pas mane buvo biuras, pas mane buvo žmonės, mėnesių bėgiai. Tiesiog startavau taip, su savo galva, su savo žiniomis šalyje, kur aš tik tai angliškai kalbėjau. Bulgarų kalbą aš po to pramokau, per metus laiko pramokau jau bulgariškai kalbėti, ar ne? Kaip startuoti NT verslą svetimoj šaly, ne, Bulgarijos pavyzdys. Net Lietuvos rytas rašė straipsnis apie tai. Čia kada nors kitą streamą padarys. Gerai, viskas. Ačiū uždėmesi, gero jums vakaro, klausimų daugiau nebėra. Pas jūs jau, jeigu Lietuvoje esat jau gana vėlokas, saldžių sapnų, jeigu kažkur kitur gal kitas laikas yra, bet, žodžiu, tai tiek, pirmai pradžiai, panašu, kad informacija naudinga, reikalinga, žmonėms patinka, vadinasi, kitą trečiadienį, 21 valandą, vėl tie patys nemokami kursai, o apie ką kalbėsim, tai nuspręsim savaitės bėgiai, ar ne? Bet kokiu atveju, ar apie tai kalbėsim, ar tai praplės jūsų vaizduotę, tai sukels jūsų pasitikėjimą ir šitie dalykai nekilnojamo turte yra svarbiausi, brangiai. Ne kapitalas, ne resursai, ne išoriniai resursai. Tiesa, apie pinigus mes galėsim, gera tema, OPM, kas yra Other People Money. Jeigu jūs neturite pinigų, bet esate energingi, norite dirbti, esate veiklus, pakalbėsime apie OPM, Other People Money, kitų žmonių pinigai, brangiai. Jūs neturite turėti pinigų, kad pirkti netgi brangius investicinius projektus.
Jūs neturite turėti pinigų, kad pirkti butus, namus, žemės. Jūs neturite turėti pinigų, bet jūs turite žinoti, kur jų gauti. Tai va, tiek informacijos jums šiandien. Gero vakaro, gero poilsio ir iki kito trečiadienio. Kontaktuokit, kam reikia parduoti turtą, o